tai yra tema apie moteris, tai tikrai labai rekomenduočiau moterų daugiau galbūt atsižvelgti save ir pasigilinti, dėl ko jos tai daro, dėl ko, iš kur tas nerimas kyla. Nu, tokio, ar tai yra daugiau, kad noras viską sugebėti ir jausmas, kad aš galiu, ir nuo to žmogaus vertė kaip ir priklauso, ir nuolatinis toks įrodinėjimas, kad aš galiu. Ir čia yra labai svarbu, kiek galiu, kiek jau užtenka man galėti, kur ta riba yra, tai yra labai labai svarbu, nes kitaip yra grėsmė, kad žmogus praras save. Ir tada dažnai, mano patirtyje yra tai, kad žmonės tada sako, aš labai daug dariau, aš labai daug pasiekiau, aš turiu ir tą, ir kitą, ir panašiai, bet aš esu nelaimingas, aš nematau gyvenime prasmės. Ir suserga, ir depresija, ir tokia apatija, nes, pervargsta, nes vis tiek tai kainuoja. Tai labai daug kainuoja emociškai ir tada labai svarbu žmogų sugrąžinti prie jo patirties. Tai, o kas jam patinka gyvenime, o ką jis norėjo, arba ko jam dabar reikia, ar ko trūksta, ar ko tas žmogus ilgisi. Ši tema yra, kiek aš galiu, kiek aš jau nebegaliu, kur tos žmogaus ribos yra. Ir tas nuolatinis šiaip nerimas, tai yra tokia labai didelė grėsmė. Jeigu eina daugiau iš tokio, kad įrodymo, kad aš galiu, arba noro atitikti kažkieno reikalavimus, ar noro įtikti, patikti, būti priimtam, būti pripažintam, tai tikrai yra labai žmogui didelė grėsmė, kad jisai nebegirdės savęs, iš tikrųjų, kas jam svarbu yra gyvenime, kokie jo galbūt tikslai, jo norai, to žmogaus poreikiai. Ir tai pasibaigia gan liūdnai.